Lietuvos aludarių gildija pristato. Mielių mikroorganizmų rolę fermentacijoje pirmasis paaiškino Louis Pasteras 1861 metais. Iki tol alaus rūgimas buvo priskiriamas nepaaiškinamai magiškajai sferai. Lietuviai turėjo savo alaus fermentacijos dievus – Raugutį arba Raugų žemėpatį ir jo antrąją pusę Raugutienę. Prieš fermentaciją į misą yra įmaišomos alaus mielės. Mielės yra vienaląsčiai mikroorganizmai, rūgimo metu augalinius polisacharidus paverčiančios alkoholiu. Fermentacijos metu misoje mielės ima daugintis ir dauginasi apie 10 valandų, o vėliau apie 7 paras vyksta alaus fermentacija. Po jaus gaunamas jaunas alus, kuris dar turės būti subrandintas. Kiekvienas alaus gamintojas turi savitas mieles ir jas stengiasi išlaikyti ir naudoti, tos paslapties neatskleisdamas, kadangi jos paprastai yra įsigyjamos pasauliniam alaus banke ir tiesiog įmonėje, kas, sakykime, 4 kartus per metus, jos tiesiog yra atnaujinamos, išvedamos iki darbinio, iki naudojamo gamyboje kiekio, iki labai mažo mėgintuvėlyje gauto pavyzdžio tik iš alaus mielių banko. Alaus gamyboje yra žemutinio rūgimo ir aukštutinio rūgimo naudojamos mielės. Jeigu kalbėtume apie žemutinio rūgimo mieles, mes jas turime čia pavyzdyje, tai yra mielės, kurios fermentuoja ir raugina alaus misą prie žemų temperatūrų ir proceso pabaigoje, jau sufermentavus, jos turi tokią savybę, sėda žemyn, kas įgalina jas visas surinkti iš rauginimo talpų ir vėl atitinkamai jas išplovus panaudoti sekančiam rauginimo procesui. Mielių fermentacijos proceso intensyvumas priklauso nuo alaus klampumo, deguonies kiekio aluje ir temperatūros. Mes dabar randamės fermentavimo skyriuje, čia atkeliauja misa, kartu yra suleidžiamos mielės ir prasideda rūgimo procesas. Mielės mes pasirenkame taip, kad geriausiai atitiktų mūsų alaus skonį. Rinkuškio alaus darykloje alus fermentuojamas apie savaitę pusantros, tai priklauso nuo alaus stiprumo. Kuo stipresnis alus, tuo tas procesas trūksta ilgiau. O brandinamas apie 3 savaitės, tamsus alus ilgiau. Taip, brandinama yra arba toje pačioje talpykloje atskyrus mielės ir sukėlus slėgį, arba brandinama kitose talpyklose, brandinimo valsčiuose talpyklose. Brandinimo metu alaus kartumas sušvelnėja, dingsta mielių kvapas, alus išskaidrėja, susiformuoja jo skonis ir aromatas. Toliau, veikiant mielėms, alus prisisotina natūraliu alaus dvideginiu. Prieš išpilstant alų, mielės ir kitos drumstos dalelės yra išfiltruojamos. Filtracija tai yra toks technologinis procesas, kurio metu alus nuskaidrėja. Filtracijai panaudojamos filtravimo medžiagos, kurios yra tikrai natūralios ir gamtinės, tai yra iš jūros gelmių, kriauklelės, jos yra sumaltos atitinkamomis frakcijomis, atitinkamų stambumu ir jos turi tokią unikalią savybę absorbuoti visas medžiagas, kurios yra aluje po fermentacijos. Tai yra visos baltyminės medžiagos, kurios ateityje, jeigu alus būtų neskaidrus, galėtų turėti tokią neigiamą poveikį tiesiog alaus kokybei. Seniau lietuvių namuose alus buvo leidžiamas per šiaudų filtrą. Dabar tam naudojami modernūs unikalių medžiagų mikrofiltrai. Kaip iš vandens, salyklo, apynių ir alaus mielių gaminamas lietuviškas alus jums pristatė Lietuvos aludarių gildija.